Ką sukaupėt iki 12, reikia mokėti panaudoti gyvenimo praktikoje. Labai paprastas patarimas. Kūrybingai, išmintingai. Nes yra žinias be praktikos menka vertės yra. Žinoti ne viską, reikia mokėti pritaikyti gyvenimo praktikoje. O gyvenimas taip, vieni per naujus metus susitaikė, kiti susibarė, susipyko. Ir paskiau galvoja, kaip cenai. Yra labai daug, sakyčiau, gyvenime, kur reikia pastoviai rinktis. Dabar turėjau irgi paskutinį tą interesantą moterį. Tiksliau sakant, mergina su vaikinu draugoje pradeda vystyti verslą, bet nesigauna. Ir nesigauna taip, lyg ir verslas dar ir gaunasi, bet tas verslas ardo santykius. Ir žmonės nesugeba atskirti meilės reikalų nuo gamybinių reikalų, tų visų verslo reikalų. Pradeda bartis, ginčytis, pradeda kažkur tai pretenzijas laikyti viens kito atžvilgiu, didžiulės sankaupas. Vaikinas pasiūlymą duoda, sako, tu tada visas akcijas perrašyk man ir pasitrauk nuo to verslo. Jisai viską tvarkys. O dabar visa akcininkė pilna jinai. Bet akcininkas tai ne viskas yra. Vienu žodžiu, kai pasižiūrėškė, tai yra žmonių toks yra ribotas suvokimas visų dalykų. Tai yra ribotas suvokimas pagrindinių dalykų. Nes jeigu tai pažiūrėti pas Dievą, pirmas lygis yra Dievas, aukščiau Dievo žmogui nieko nėra. Aš jau nesikį paskaitos esu kalbėjęs, taip kad žmogui aukščiausias lygis yra Dievas. O ką tai reiškia? Reiškia gyventi dieviško išmintį. Netgi pirmas įsakymas, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Nesudėvink ne Dievo, nes tą nieko neduoda. Po Dievo antras lygis yra šeima. Netgi jeigu netiki Dievo, nedaryk to, kas kenkia šeimai. Pirmoje eilėje suvokti dvasinius dėsnius ir juos pritaikyti gyvenimo praktikoje. Ir to gyvenimo praktikoje, kad nesugriūtų šeima. Kad šeima būtų išlaikyta, o šeimoje, jeigu apie šeimą kalbėti, šeimoje pagrindinis dalykas yra ištikimybė, nenužudyti vaiko iščiose ir ieškoti viens kitame gėrių. Jeigu ieškosi gėrių, rasi jį esamą, tariamai įsivaizduojama ir sugalvota. Jeigu ieškosi blogio, rasi irgi taip pat esamą, tariamai įsivaizduojama ir sugalvota. Šitas visas labai paprastos tiesos yra. Nes po Dievo antras lygis yra šeima. O šeimoje reiškia nesugadinti tas, kas neįsileisti to, tokių visokių abejonių, pykčio, nuoskaudos, nusilimo, kas ardo santykius. Po to reiškia eina lygis jau yra mokslas, darbas, verslas. Be ko žmogus irgi negali gyventi ir išgyventi šiandien visuomenėje be žinių. Žinias visais laikais buvo reikalingos ir gebėjimas irgi pritaikyti tų žinių gyvenimą savo praktikoje. Anksčiau žmonės kaip ūkininko gyvenimą gyveno, vaikai auga, jie žinojo, kaip reikia sėti, žinojo, kaip tėtis darydavo, kaip arti laukus. Viską reiškia, jiems kažkaip tai augdavo su vaikystė ir įaugdavo visas šitas gyvenimas į jų tą natūralų gyvenimą. O šiandieną visą šitą reikia gauti per žinias. O to žinias, kur yra universitetai, kolegijos įvairios, reiškia, yra mokslo įstaigos. Ir vėlgi, reikia nepamiršti pagrindinio dalyko, kad pirmas lygis yra šeima. Ir kas bebūtų, kaip bebūtų ir sakė su mokslas, kaip bebūtų su ko pirmas lygis, reiškia yra šeima. Tai yra neardyti to, kas kenkia šeimai. Ne kažkokiam tai užgano, pykščių, nepykantą, bet vertinti, nes šeimoje yra ieškoti viens kitame gėrį. Jeigu žmogus stengiasi dėl šeimos, jį reikia gerbti, o ne kodėl jis stengiasi šitaip, kodėl jis ne kitaip ir prasideda, reiškia, ir vairūs tokie barniai, pykčiai ir nevertina žmogaus, reiškia,
tos pastangas, kur deda žmogus, kad būtų galbūt ir ramybė, viskas iškai nevertina. O kažko tai, kodėl mano užgaidų kažkokiu netenkina. Ir dar kažkokia tiplėtka prisiklauso, tai reiškia, yra jau blogas mintis sukasi. O blogas mintis sukasi, tada atsiranda problemas jau ir versle, ir tarpusavio santykiuose, ir tai atsispindi ir versle, ir visoje greityje, ir sveikatoje, kur tik be paliesi, visi klausimai surišti yra. Už tai, bet iš kitos pusės, reiškia, žmogus turi ruoštis gyvenimą. Už tai mokslas, darbas, verslas. Reiškia, po šeimos eina šitie dalykai. Ir jiems reikia skirti dėmesį tiek ruošiantis, reiškia, tiek mokantis pradinį mokyklą, tiek mokantis vidurinį mokyklą, tiek mokantis kolegijoje kažkur tai arba universitete. Visur, reiškia, turi būti rimtas dėmesys skirstamas, nes darbas yra antras, mokslas, darbas, verslas, reiškia, yra užima jau po šeimos užima antrą vietą. Tai yra pasiruošti šeimininiam gyvenimui. Bet kad šitą irgi, jeigu anksčiau žmonės iš vaikystės augdavo ir viskas surasdavo, tai šiandieną praktiškai jiems šitą padaryti yra sunku. Vien per žinias padaryti, reiškia, yra sunku. Ir žmonės šiandien daugelis ateina, jis nežino, ko jis nori būti, nežino, ką jis nori dirbti, neturi netgi kažkokio tai pomėgio, net neturi svajonių. Ateina merginas, svajoja ištekėti už gerą vyrą, kad jis atneštų gerai pinigų, dar kad mylėtų, kaip toj dainoj rusų kalboje. Tai yra, štob ne pil, ne kuril, kad negertų, nerūkytų, и цветы всегда дарил, и гелец весомо дованоту. Всю зарплату отдавал, visą algą atiduotų, и тещи мамой называл. Reiškia, už šią mamą vadintų. Matot, ir dainos įdėti visi žodžiai tiksliai, štob ne pil, ne kuril, и цветы всегда дарил. O ar vertas žmogus, reiškia, tų gėlių? Jis neduoda savo klausimą, jis reikalauja, kad taip darytų. Bet ar vertas tų gėlių? Ar vertas tos pagarbos? Ir ar vertas netgi, kad tos pinigus atiduotų? Yra žmogus, kuris, reiškia, tiesiog, jeigu pinigas kišenėje yra, jis negali parduotuvę, bet kažką tai reikia pirkti. Ten kažkas tai krūta kišenėje, toj piniginė ir niekaip net palaiduoja. Ir netgi prisiperka nereikalingų daiktų. Paskiau, reiškia, jie voliojasi. Ir jų nenaudoja. Bet esmė, reiškia, kitokia yra. Tai yra, nėra visumos, reiškia, tų klausimų, tos bendro to supratimo, suvokimo ir pastangų tų bendro lygio pastangų, kas yra svarbiausia. O jeigu kas yra svarbiausia, reiškia, negali įsigyti, tai yra sunku, aišku. Bet jeigu įsigijai, tai tų pinigų nemėtyti šiaip savo. Nes turtingas yra ne tas, kuris daug pinigų turi, o tas, kuris moka juos skaičiuoti, žino, kur juos dėti, kaip juos panaudoti. Taip, kad yra gyvenimo paprastas tos tiesos yra, bet jas reikia irgi suprasti, suvokti. Ir dažniausiai žmogus stebi kito klaidas, kas vyksta paskui barnis, pykti, nepykanta, bet nestebi, reiškia, nenori matyti savo klaidų. Man taip norisi, reiškia, turi būti. Vat čia ir dabar. O kaip bus rytoj, nesvarbu. Man, kad čia ir dabar būtų. O žmogus, reiškia, turi taip išvalgiai žiūrėti, ypatingai šiais laikais. Jeigu tarybiniais laikais buvo žmogus turi darbą ir jis viską, reiškia, turi, jis gali gyventi, dabar yra kai kurios problemos atsiranda. Praradus darbą, jau sunkiau išlaikyti šeimą, tiesa, reiškia, valstybė kažkiek kokią dalimi rūpinasi. Bet pradžioje, kai buvo Lietuvos tik po atgimimo, čia buvo labai liūdna daugam. Netgi daug kas gyveno tik tai su duona ir vandeniu. Dar ir tos duonos ne visuomet. Vandens pakakdavo Lietuvoje. Taip, kad, aiškiai, yra tokie liūdni vaizdai susidaro. Ir žmogus, kada pradeda galvoti apie tą visą blogį, nepriteklių ir taip toliau, taip pat tas nepriteklius dar didėja. Jo kūrybingumas silpsta, nes per neigiamas emocijas silpsta kūrybingumas, išradingumas žmogaus, susikaupimas. Tada atsiranda pykčiai, nepykanta, tada vyras ne tas, žmona ne ta. O dar, reiškia, atrodo, dar pinigų nėra, vyras dar ir tuos prageria. Nes kai santarvės nėra, tai, reiškia, nusiraminimo ieško būdų kažkokio tai. Ir taip toliau. Ir grandis sukasi, uždaras ratas, reiškia, šeiminiam gyvenime. O svarbiausia, kad uždaras ratas ne taip paprastai jisai sukasi. Lieka programos. O moteris gyvena, reiškia, vyras pijokas.
galvoja, dabar šitą reikia palikti, apsiveda santūrį, tas pradeda gerti, po kurio laiko tas pijoko tampa. Kodėl štai, kad pijoko programos yra? Joje yra vyriškos pijoko programos. Yra savotiška, kur neapykanta buvo šitam vyrui, atsiranda neapykanta ir kitam vyrui, ir kitai žmonai, ir taip toliau. Ir žmonės neanalizuoja, kaip pataisyti padėtį, o analizuoja, kaip pabėgti nuo problemų. O pabėgti nuo problemų, reiškia, jeigu jų nepašalinė priežasčių, reiškia, pabėgti neįmanoma yra. Tai vat ir sukasi. Atrodo, nauji metai, bus kažkas tai galbūt nauja, visi tikisi nauja, linki nauja, gero, viskas gražu, bet prasideda nuo pat pirmos dienos ir vėl, reiškia, tie patys klausimai. Ir tos pačios mintis. Ir šiandien ateina, reiškia, žmonės galvoja apie verslą. Jie verslą tą ir vysto, lyg ir dar kažkas tai ir gaunasi pas juos. Bet esminis dalykas, pas jį esybių 120, o jeigu 130 reikia gulti psichiatrinę ligoninę, pas ją 90 su viršum esybių. Ir jos duoda tas mintis, paduoda, juk esybės, reiškia, pakiša žmogui mintis įvairias. Ir žmogui atrodo, kad jis galvoja. Ir svarbiausia, tos mintis yra negatyvės, nekūrybiškos mintis yra, kad būtų kūrybiškas, tvarkingas, išmintingas, o atvirkščiai pretenzijos, nuoskaudas, nusivylimai. Ir žmogus tą potencialą, kurį turi, gali panaudoti, reiškia, kūrybai, veiklai, tai jis panaudoja savęs ir savo, reiškia, artimo to antros pusės, tiek vyras žmonos, tos draugės, tiek draugė to, reiškia, draugo naikinimui. Ir ta nesantarvė gilėja. O kada nesantarvė gilėja, tada ir verslas jau nebesiklosto. Ir žmonės, svarbiausia, kad neturi, reiškia, tos nuojautos, intuicijos ir žodžiuose, reiškia, nemoka vertinti, o kaip sureaguos antra pusė ir ar verta šito daryti, ar verta sakyti. Vat verslą suformavo iš jos motinos pinigų. Motina prie verslo tokio daugiau, jinai, reiškia, dukrą reikia paremti, davė ten paskolą, dabar, sako, perrašyk, reiškia, akcijas, viską atiduok man, reiškia, o ta mergina kaip ir tos meilės jausmis ir jinai galvoja, kad galbūt reikia taip ir padaryti. O iš kitos pusės klaustukas kaip ten. Nes jeigu, reiškia, tai padarysi, tai paskiau galbūt atsidursi nereikalingai ne tik, kad kaip ta akcininkė, bet, reiškia, ir visas akcijas perrašyk, reiškia, verslą perrašyk ir atsidursi už bortės, tai paskui ir tu nereikalinga. Kodėl taip, reiškia, už tai, kad čia mano idėja, aš tokia idėja, reiškia, šitą verslą daviau, mano idėja, tai man, reiškia, pagrindė turi būti. Sako, gerai, jo idėja, o pinigai kieno? Be pinigų idėja, ką? Nulis. Idėjų gali turėti kiek nori ir puikiausiai, bet jeigu neturi paremti finansiškai, reiškia, idėja lieka, tik tai idėja ir pasilieka. Tai va, taip, kad yra ir kaip pasižiūriu, žmoniaus mąstymas, gyvenimui nepasiruošę žmonės visiškai. Ne vienas, ne antras. Vienas kažkokio tai tikslų turi, o antras šito dalyko nesupranta. Ir paskiau, kada aiškini, reiškia, tai sakau, susumok rezultatus visus, pagalvok, kaip reiškia yra. Jinai linkusi viską atiduoti, viską nusileisti, nes reiškia draugas, tikisi, kad šeima bus, bet jeigu į šeimą tai nieks nevyksta, netgi šeimos formavimo, netgi nėra kuriamo plano dėl šeimos. Tai va taip, kad yra, matot, gyvenimas toks yra, o šiandien žmonėms, reiškia, atrodo, kad čia yra viskas kaip ir paprasta iš vienos pusės, iš kitos pusės kažkas tai kaltas, bet žmonės, kada kuria kažką, jau ta kūryba nėra visavertė. Netgi atsakomybės jausmą kaip draugo, kaip draugiai, ir to nėra. Galvoja kažkur tai, reiškia, jau pradėjo verslą kurti ir galvoja kaip viens kitą kažkur tai nustumti, tai iš tokio verslo tikrai nebus. O jeigu šeiminis verslas yra, tai reiškia abiems stengtis, koks skirtumas, kur tos akcijas yra. Bet jeigu abudu stengsis ir abudu norės, o jeigu nori, kad vienas paimti ir paskui kur nori ten pinigus leidžia, reiškia, jau negerai yra. Na, šią pavyzdį papasakau tokį, kad jisai yra daug kur, reiškia, didesnė ar mažesnė, reiškia, ta atkarpa egzistuoja šeimos, reiškia, derinyje. Ir čia yra viena iš didžiausių, reiškia, problemų šių dienų. Nes verslininkas nori būti lyg ir vos ne kiekvienas, netgi vadovauti irgi vos ne kiekvienas, o sugebėti, mąstyti, suprasti, netgi psichologiškai pasiruošti, reiškia, tam darbui, žmonės atvirkščiai ardo galimybės. Netgi
3-4 šeimos susideda, reiškia, davai darom verslą, niekas mums nieko nepadės, patys tik tai galim. Viską dirba tiesiog kaip bitutės, visi atrodo, visi patenkinti, viskas gražu, gerai, kažkas tai vadovauja, reiškia, jie ten klauso, stengiasi, dar pasitarė, kaip tik tai gavo kažkokį tai pelną, nebegali pasidalinti. Ir verslai gabalus. Įsibarstė gabalas ir niekas nebesiseka. Nei vienas nebeišgyvena, nei vienas nebegali vystyti. Kodėl? Tos ambicijos, emocijos ir tas. Kiekvienas jis mano, kad mano indėlis didesnis ir aš turiu daugiau gauti, kad kiti turiu mažiau gauti. Tai va tas ego nepasidalinimas ir sugriauna toliau. Ir paskiau toliau vėl kenčia. Taip kad šiandieną yra problema, psichologinė problema žmonių galvose. Santykių problema ir problema nežiūri žmonės kūrybiškai verslą. Netgi jeigu firmoje dirbi, tai mokykis dirbti ir daryk viską, kad tas verslas klestėtų. O ne kad tik gaspadorius mokėtų, o aš jau reiškia kaip nors. Arba reiškia, kad man mažai moka, reiškia, už tai aš nedirbu. Ką gali duok, o jeigu duodi, reiškia, rezultatą, ateina laikas, kad gauni, reiškia, ir atitinkamą atlygį arba pagarbą už tą visą, reiškia, gebėjimą. Taip, kad žmonės šiandieną, o žmogus, kuris susinervavęs, kuris piktas, pas kurį mintis, reiškia, sukasi ne kūrybiškos, kaip padaryti, o mintis sukasi, reiškia, kad kodėl čia šitaip yra, pykčio, nuoskaudos, nusivylimų, pretenzijų pilni žmonės, jie praktiškai tampa ir rakštis verslui, ir rakštis pats savo gyvenimui. Ir tada prasideda, reiškia, atitinkamas griūtis. Atsiranda tie puliniai vadinami, kurie irgi, reiškia, tai pratrūko, tai nepratrūko, skauda ir taip, reiškia, žmogus sukasi savo rate. Ir nesupranta. O štai pagrindiniai dalykai yra patys pagrindiniai, kur žmogus turi žinoti. Kur yra šventi dalykai. Tai yra pirmas lygis Dievas, antras šeima, trečias mokslas, darbas, verslas ir ketvirtas malonumai. Iš malonumai tik tai meilužiai arba meilužiai ypatingai nuodėmingi malonumai labai yra pavojingi. Ir jeigu žmogus šitą dalyką pastoviai, reiškia, permasto, pergalvoja ir moka iš tikro pasižiūrėti į save ir iš šalies ir į kitą ir galvoja, kaip padėti tiems visiems, tam visam sūkuriui suktis, tada gaunasi. O jeigu tik tai yra pretenzijos, neapykanta, nuoskaudos, nusivylimai, žmogus pats save įsuka į šitą ratą minčių, sukuri ir paskui jis pats negali iš jų išlipti. O kodėl negali išlipti? Kažkokia krenta lygis. Jeigu tik lygis nukrita žemesniam lygiui, žmogus negali aukštesnio lygio mąstysenos turėti. Jis atsijungia nuo to išminties šaltinio ir tada tos išminties stokoja ir jam, reiškia, atsiranda problemos. Problemos ir santykių, ir sėkmės problemas, ir ligų, nesėkmių, nelaimio problemas atsiveria. Nes kai žmogus negatyviai mąsto, pas jį įvyksta, reiškia, disbalansas jo fiziologiniai harmonijai. Sielos deriniuose, iš sielos derinių per galvos smegenų centrą valdomi smegenys. Smegenys kai kurie nevaldo kai kurių vietų taip, kaip turi valdyti ir prasideda žmogaus silpimas. Va šiandien rytą irgi moteris atėjo. Atrodo įsilavinasi gydytoja. Tiesa, tas gydytoja, reiškia, akušerė ginekologė su savo klaidom gyvenime padarytam. Bet iš kitos pusės, reiškia, ir atrodo žmogus įsilavinęs ir turi jau žino visos, reiškia, ir mano knygas skaito ir pagrindų žino, niekaip nesugeba įsilaikyti. Kodėl nesugeba įsilaikyti, reiškia, aukštesniam lygyje, ogi tos negatyvės mintis. Ten marti bloga, tai sūnus blogai elgėsi, kodėl jis važiuoja ten kažkur tai žvejoti į Norvegiją. O tas irgi, reiškia, užsispyręs kaip mama, reiškia, irgi. Ten šitokias kelionės, ten gali nuskesti, ten su tais keltais važiuoti. Bet žmogus važiuoja Norvegiją žuvų gaudyti. Irgi tenkinti kažkokių tai savo, reiškia, to vidinių emocijų. Ir kiekvienas žmogus taip, reiškia, yra kažką tai tokio atsukuria savyje ir jam reikalinga būtinai šito. Būtinai reikalinga kažkur tai važiuoti, būtinai reikalinga, reiškia, mama pyksta, pergyvena, kai pergyvena ir nesėkmės, nelaimės ir jos pačia, ir pačios sveikata visa sukiužusi. Ir jau ne pirmas sykį ateina. Ateina viskas, jis pasitvarko, reiškia, jau ir gerai gyvena, mėnesį kokį gerai paskui vėl pradeda važiuoti žemyn ir žmogus, reiškia, vėl sugrįžta į tą
tokia pradinė ligų, nesėkmių, nelaimių būsena. Ir svarbiausia, reiškia, smerkia visus. Ir anūkė smerkia, ir vieną marčią, ir kitą marčią, ir taip toliau. Ir trečią marčią, kuri jau įsiskyrusi, reiškia, irgi kažko tai vis nepatenkinti. Ir žmonės negatyvuose mano, kad jie, reiškia, kažką tai laimi. Ir mano, kad jie protingai daro, o visiškai neprotingai. Pirmoji sukuria programinį derinį, kuris iš tikrųjų eina kaip negatyvus ir ardo, reiškia, sistemą. Tik anūkai ten įsimylėjusi ir jos, reiškia, vaikinas irgi meilė sužadinus jame, tai jie būdų meilė, tai ta močiutė pasiekti jų negali. Bet nepatenkinta, kad negali pasiekti. Jinai blogas mintis galvoja, bet tos blogas mintis nepraeina per dvasinę šviesą. Jų meilės, reiškia, meilės lygis geras yra ir jie 10 lygiai gyvena, o močiutė 5 ir vis spardasi, muistasi, nori, kad, reiškia, kodėl nedaro taip, kaip aš, kam jinai jį prisileidžia, kad šveicaris atvažiavęs ir taip toliau. Ir prasideda, reiškia, visas tokias, sakyčiau, savotiškas griūtis. Ko iš čia važiuoja pas tą anūkę? O ten pas juos, kaip yra tas širdies šauksmas, meilės jausmo šauksmas. Ir jie negali. Jis ten mokas, matyti, sako, jis ten nesimoko, kad jisgi pačianai sėdė Lietuvoj. Ir žmogus mano, kad jis gerai mąsto, jis mano, kad, reiškia, taip turi būti, kad kažkam tai, reiškia, priboti tas kažkokias tai teisės, vietoj to, kad išminti duoti, tai, reiškia, atvirkščiai. Jeigu yra kažkas tai niuansai, kažkokio žvalgumo ar kostokoje, kažkokią tai išminti patarimą gali duoti, bet nebūtinai, reiškia, reikalauti. Ir su visais pykstasi, su visais barasi. Tai čia nėra gyvenimas, čia yra kritimas žemyn. Ir paskiau pas patį žmogų, lygos, nesėkmės, nelaimės, kur nepasižiūri. Insulto programa atsivėrusi, jau pas ją tirpsta kojas, tirpsta rankos, viskas tirpsta. O programos insultą, reiškia, sako, jeigu tu šitaip nervuosi perginsi, tai tau nedaug liko, reikės suparalyžuoti ir nežinia, kas tave žiūrės. Dar jeigu tokia irzli, dar bjauri tokia būsi. Matai, Markūnas irgi ne taip pat glosto, kad šneka viskas, kad gerai. Ir tada klauso, reiškia, moteris klauso. Na, iš tikrųjų, sako, taip yra, bet ką padaryti, sako, aš su savimi negaliu susitvarkyti. Tai, sako, tada, reiškia, ieškoti būdų, kaip su savimi susitvarkyti. O ne kaip, reiškia, tvarkyti kitus, o pačiai gyventi betvarkiai. Tai dvasiniai betvarkiai, supratimo betvarkiai ir taip toliau. Taip, kad žmogus, matot, jisai, kad vietoj to turėtų visą, reiškia, išminti, kad jisai kauptų tą visą informaciją, tą sukauptą informaciją sugebėtų panaudoti gyvenimo praktikoje, pats kilti į viršų ir kelti kitą, reiškia, šalia esantį žmogų, vaikus, ten anūkus, vyrą, žmoną, tai žmonės atvirkščiai. Šioje srityje, reiškia, per naikinimo sistemą galvoja, kad galima, reiškia, turėti kažką tai. Bet visgi, reiškia, labai reikia gerai susimastyti. Ir tos klaidos, kaip paprastai gyvenime pas žmonės, tos pačios. Kai ateina, kai pasižiūri esybių apie 100, onkologinė, jeigu dar įtampa yra, žiūri, jau vėžio programos vystasi prieki, būna dabar kai kurie onkologinės įtampos neturi, bet esybių turi gausybę. Kodėl esybė gausybė? Už tai, kad žmogus mintis jo. Žmogaus mintis, tai jos yra kaip tai rusų pasakoja, mai myslė, mai skakunai. Tai yra mano mintis kaip tie šaliuojantys žirgai. Jos taip šaliuoja ir taip neša, reiškia, iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę pusę, kad žmogus net nesugeba jų sukontroliuoti ir nesugeba jų panaudoti gyvenimo praktikoje. Tiek neutralizuoti jas, tiek, reiškia, keisti jas į geras mintis, tie sukuriai. Ir šitie sukuriai kaip tik tai visą būseną nervinę įtampą, atsiranda nervinė įtampa, sujaukia, reiškia, harmonija žmogaus, pačią savęs harmonija. Juk mintis yra, arba tobulas yra kurioje mintis, negatyvės mintis yra ardytoja. Ir kieno ardytoja, pirmoji pačio savęs ardytoja mintis. Nes negatyvės mintis, kurios netinka visatos dėsniams, ne tą naikina, į kurią tu nukreipi dėmesį, bet naikina tas, kuris šitas mintis turi ir spinduliuoja. Tai yra neturėti blogų minčių. Jeigu yra problema, reikia galvoti, kaip ją spręsti, o ne kaip stresuoti. Kaip jis tos mintis, čia nieks nesigaus, čia vyras toks, čia žmona tokia, čia vaikai tokie, ir kur mes čia dabar einam, kad čia dabar... Ir prasideda visur klaustukai, šauktukai,
su neigiamom emocijom ir tos neigiamas emocijos programos ir tas programas siunčia į vaikus, į anūkus. Ir jeigu jie neturi tos stiprios apsaugos, reiškia, per juos, į juos įsibrauna. O kodėl įsibrauna? Štai, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. Jeigu tėvų siela užteršta ne kūrybinėm mintim, o kokiam tai prakeiksmo, liūdėsio, nerimasties mintimis, tai jos praktiškai užmaitina ir savo vaikus, anūkus. Tada ir jiems apriboja galimybę mąstyti ir kurti. Taip, kad kol žmogus gyvas, jis turėtų gyventi kūrėjo gyvenimą. Ir atvirkščiai, tai žmonės yra lanko paskaitas ir atrodo visą informaciją žino, o gyventi šeimoje negali. Negali gyventi su vaiku, negali visur komanda, reiškia. Ir atrodo, kad turi klausyti manęs, vaikas turi klausyti, tas vietoj to, kad galbūt patarti normaliai. Tai žmogus arba netgi neutralizuoti tas klaidas, dėl kurių vaikas toks yra. Tai jeigu tik nesigauna, tai reiškia ant vaiko šaukia, rėkia. Ir paskui mintyse eina vaiką keikia, o kas tai yra? Tai yra tiesioginiai prakeikimai savo nuo savo vaikų, savo nuo savo anūkų. Vietoj to, kad vaikus pastatyti, sugrąžinti normalią būseną, fiziologinę vystymosi būseną, brendimo būseną, tai perneša į visai kitą sritį. Tai yra naikinimo sritį, kuri tikrai neduoda jokios išminties, o dar labiau, kad tas tarpusavio santykiai blogi, reiškia, tai dvigubai stipriau kenkia ir žmonės šito nesupranta. Tai yra didžiulė vidinė puikybė. Puikybė sąmonės lygyje, puikybė pasąmonės lygyje ir puikybė virš pasąmonės lygyje. Ir žmogus, reiškia, su tą puikybę negali. O puikybė kaip reiškiasi? Kodėl ne taip, kaip aš noriu? Kodėl ne taip, kaip aš galvoju? Neižvelgia gerai, reiškia, kitos žmogaus mintys. Būtinai turi būti taip, kaip aš pasakiau. Taip, kaip aš myslėjau. Ir žmogus tampa, reiškia, tarpusavio nesantarvės kažkokia tai centrinė ta jėga, kuri varo nesantarvę, gadina santykius su vaikais, gadina santykius su anūkais ir žmogus nori būti gerbiamas, nori būti, kad jį kreiptų rimtą dėmesį ir nieks iš to neišeina. O reikėtų, reiškia, atvirkščiai, suvokiant informaciją, išmintingai paaiškinti. Paaiškinti, sakyti, va, yra dėsniai tokie, va, yra šitaip, reiškia. Tu gali daryti šitai, bet tu turėsi tokias ir tokias pasiekmes. Nori jų daryti. Nenori šitų pasiekmių turėti. Būk protingas ir nepasiduok bet kokiems jausmams, tiems negatyviams jausmams. Juk žmogų užvaldo jausmai. Ir tos netgi piktosios jėgos, jos sukelia jausmus. Netgi tos meilės jausmus tariamus sukelia, reiškia, kad žmogus atrodo įsimylėjo jau viskas. Palieka žmoną, palieka, reiškia, vyrą, čia meilė. O ten ne meilė, o ta nuodingoji meilė, kur aš vadinu, mano kaip knygų tai yra parašyta, kuri specialiai, kad išbalansuoti šeimą, išbalansuoti, reiškia, tarpusavio santarvę, išbalansuoti vaikus ir kad paskui po truputį tas gyvenimas pradėtų virsti pragaru. Pragaru vaikams, pragaru sutuoktinių santykiuose. Ir netgi žmogus tas, pas kurį eina gyventi, tiek jinai, tiek jisai, jie praktiškai irgi neturi gyvenimo. Nes tas kartelis, kuris yra viduje, jis niekur nedingsta. Jis būtinai pradeda reikštis ir antroji santuokoje, ir trečioji santuokoje. Už tai vyrai ieško laimės moterise, moteris vyruose, bet jos taip ir neranda. Nes laimė ne vyruose, ne moterise, laimė dvasinių dėsnių suvokime. Jeigu suvoki dėsnius, tu sugebė iš jų, reiškia, pakilti iš tų nuopolių ir per išmintį ir netgi tuos nuopolius įvertinti ir tampi dar brandesnis žmogus, tada yra gerai. O savo tiek meilė, tiek santykius, reiškia, meilę reikia brandinti ir branginti. Ir meilė ne šiaip savo kaip yra, kaip tas Čepačiovas rašė eilėraštyje. Rusiškai, reiškia, aš kada buvau armijoje, viena mergina tokia visai labai reklamuodavo, tai man įsiminėjau, kur išmintingas mintis man pasilikdavo galvoj. Kažkodėl tai. Sako, любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Ot meilę reikia branginti, o su metais dvigubai. Nes meilė yra ne pasivaikščiojimai mėnesienų, yra atodus ant sulelio, o meilė, reiškia, yra
ne tie atodūsiai. Tai yra žymiai sudėtingiau, žymiai aukščiau, žymiai supratingiau. Ir žmogus turi to jausmą nedyti nei kitame, nei savyje. O jausmo ardytojas pirmaliai tai yra barniai, pyktis, pastangos vadovauti, pastangos nurodinėti. Ir kada eina į tas tarpusavę pyktį neapykantą, netgi tas pyktis neapykantas persidar vaikams, paskui ir jie analogišką gyvenimą, supratimą turi, irgi gyvena taip. Yra kai kurie stengiasi to nedaryti, bet vidinis tas, kurio programos įdėtas, jos vis tiek reiškiasi žmogaus viduje. Jie stengiasi nesipykti, stengiasi nesibarti, bet kūrybinės tos galios, kuri neišauginta yra, jos ir neturi. Nes visam šitam, reiškia, pykščiai, nuoskodoms, nusivylimams, nepykantai, reiškia, yra tik vienas kelias – gilus suvokimas ir noras pataisyti padėtį. Ir noras su pastangom, su šviesiom, kūrybinėm, išmintingom pastangom. O čia jau reikalingas ir žinios, ir supratimas, suvokimas, ir nepasiduoti vien tik jausmų ir kažkokiu tai emocijų. Tokie sankaupų, reiškia, nekaupti savyje, nepasiduoti toms emocijams. O visą laiką ir laikyti įjungtą protą, mintis, mąstyseną. Yra dalykai, kurie tikrai labai veikia stipriai ir kita daugelį dalykų negrįžtamai, tai yra neištikimybė, tai yra nužudymas vaiko iššiose tiek vaikystė, tiek paauglystė, kur reiškia yra nesudarimas normalių sąlygų. Tai labai žiauru. Bet yra dalykai, kurie reiškia praktiškai neverta dėl jų ten nei pyktis, nei bartis, nei iš kur reiškia reikėtų tikrai tame giliame suvokime, supratime, netgi pagalbą viens kitam suteikiant, švitėti. Bet šitas žmonės kažkaip tai, reiškia, pastangų į šitą sritį neteta. Daugiausia kaip daugiau skaudinti ir kaip daugiau pažeminti viens kitą. Kad tu niekam tikės, tu niekam tikusi, tu tokia ir tokia, tu toks anoks ir taip toliau ir prasideda. Ir kaip įsivaizduoja, ir netgi paskiau, kada šitas programas per agresiją pyktį tarpusavio nesantarvė, jos ir vystosi tos blogio programas, kurias žmogus turi galvoj. Ir jeigu žmogus nesugeba, reiškia, atleisti, nesugeba pakilti, jis po truputį iš tikro stabarėja į tą ir klimpsta daugiau į šitą liūną. Tai taip, kad tą dvasinį suvokimą, tos praeities informacijos, kur sužinota yra tiek paskaitų metu, tiek konsultacijų metu, reikia sugebėti panaudoti. Ir panaudojant, reiškia, siekti to vadinamo gėrio, dvasinės šviesos, išminties, šilumos ir dėti pastangas tik tą kryptimį. Netgi jeigu nesigauna, vis tiek nenusileisti, vis tiek eiti į priekį. Ir ateina laikas, kai sako, lašas palašo ir akmenį pratašo. Bet jeigu tas pastangas dėsi su tokia vidinė dvasinė šviesa, vidinė dvasinė stiprybė, jinai vis tiek laikina tą blogį. Blogis yra labai stiprus, tiek savyje, tiek kitame žmoguje, bet jeigu yra su Dievo pagalba, su Dievo, reiškia, tą malonę, yra galima pasiekti. O štai tos pačios, reiškia, maldos yra, reikia suprasti jų vertę. Suprasti žodžio reikšmę ir suprasti, kokias programas sudaro ir kaip tos programos sudaromas yra. Jeigu tu geranoriškai nori gėrio, tu jį tikrai turėsi, bet jeigu nori gėrio, bet per pyktį, nepykantą, nuoskaudos, nusivylimus, pretenzijas, tikrai nepasieksi. Atvirkščiai, dar tą, kuris yra kažkas, tai ir tą sunaikinsi. Tai va, čia yra tos amžinos tiesas, kurios, reiškia, duodamas ir biblinė mokyme, ypatingai evangelinė mokyme, tiek įvairiuose tose palyginimuose pačio, reiškia, Kristaus žodžiuose kur duota. Bet žmonėms, reiškia, daugelis dalykų nepriimtina dėl to, kad jis mato save toj netobulybei ir jis galvoja, kad jam čia yra netiesa, ką jis galvoja, tai yra tiesa, o čia priklauso nuo lygio. Jeigu žmogus aukštesniam lygiai, jis gerai suvokia, gerai savikritiškas yra, bet jeigu jo lygis yra 3, 4, tai tikrai tik bus pretenzijų barnių lygis. Jokių būdų nesantarvės, nėra ten santarvės, nėra ten tobulaus mąstymo ir netgi siekiai visai kitokie yra. Jeigu siekiai ten 15, 16 lygiai, kada žmogus gyvena, visai kitos mintis yra, tai reiškia 4, 3, 2, tai praktiškai yra tikrai
griūnančio žmogaus mintis ir griūnančio taip, kuris negali atsikelti. Tik tai eina su metais. Vieniems, reiškia, metų bėgiai didelį pokyčiai vyksta, kitur, reiškia, per 5 metus, pas kitus 10 metų, bet visur eina į neigiamą pusę. Ir kas svarbiausia, į pačią senatvę, reiškia, žmogus tampa nepakantus savo ir kitam. Tada jis tampa kaip ardytoja, tada jie apriepia visokias lygos, ne tik jį, bet ir jo vaikus, anūkus, nesėkmės, nelaimės. Ir paskiau žmogus dar toliau pyksta, kodėl jie taip elgėsi. Ir dar daugiau programų varo į priekį. Ir tokiam užburtam rate žmogus ir gyvena. Ir jis nori būti sveikas, eina pas daktarą, daktaras tabletę kažkokią tai išrašo, vaistus vadinamus, bet praktiškai geriausia atvejs tampa narkomanu, tai yra vaistomanu, bet jokių būdų nesveiksta. Ir jam tų vaistų reikia vis daugiau, vis stipresnių. O paskiau ateina laikas, kada daktarai sako, nieko negalim padėti. Mes padarėm viską, ką galėjom. O kodėl daktarai negalėjo padėti? Už tai, kad žmogus pats savo nepadeda. Pirmoji eilė žmogus turi padėti savo. O kad savo padėti, negyventi neigiamom emocijom, neigiamomis mintimis ir neigiamų, reiškia, samprotavimu. Gyventi kūrybinį gyvenimą. O kaip tu gali pats kurti, tvarkyti gyvenimą? Kaip turima resursą, visą žinių, bagažą, kaip tu gali panaudoti, kad tas gyvenimas būtų šviesėtų, tobulėtų, skaidrėtų, tegu nebus materialinių vertybių. Galbūt jų bus tokia, kai tas galbūt netgi pradžia dar didesnė. Bet kada žmogus pakyla, jo ir norai tie keičiasi. Jam nebėra pirmailiai dalykai. Jam pirmailiai dalykai tai yra, kad dvasinė išmintinga, dvasinė ramybė. Ir kai žmogus gyvena išmintingoje dvasinėje ramybėje, jo gyvenimas jau eina gerąją linkme, netgi į pačią senatvę ir senukas, kaip tas daugpilį, atrodo jau nebekvepuoja viskas ir vėl staiga atsidūsta ir klausia, dukra, aš jau ten ar dar čia? Kadangi jis apakęs nemato, atrodo apakęs, jau reiškia liūdnas, viskas, nieko negaliu daryti ir vaikščioti negaliu, tik tai gulėti, kadangi kaip aklam žmogui. Ir taip pat atrodo, lyg ir viskas, jau siela atsiskyrė, jau nieko nėra, ir staiga vėl reiškia. Ir net nesiorientuodamas klausia, kur, ar čia jau ten, ar jau čia, ar dar čia esu. Matot, ką esmė yra, nei skausmų, nei jokių sielvartų, nieko nėra. Tiesiog reiškia toks spiritas, jau nutolsi vėl gal sugrįžta siela. Bet ne be skausmų. O tas žmogus, kuris turi, reiškia, lygį kančios pragyvenęs gyvenimo lygį ir savo mintimis sukurtas kančios, jis paskui negali išeiti normaliai iš gyvenimo. Jam visur skauda ir netgi ir narkotikai nebepadeda. O tam žmogui ramiai. Aš va tai savo praktikos, reiškia, būna žmogus, kada yra kitas iki jau viskas, visos ribos peržengtos, vėžys. Aišku, kai vėžys, taigi ten visos, reiškia, ir vaistai turi būti, ir net ir narkotikai, galiai tie patys nepadeda. O kai žmogus, reiškia, lygis atsistato dvasinis lygmuo, ir dar jeigu jis supranta, reiškia, nekuria tų blogų minčių, nerdo, jis ir nuo to vėžio numiršta be skausmų. Bet kodėl žmonės bijo vėžio? Nes vėžys yra skausminga liga. Reikia nemažai atkentėti. Reiškia, ir tokie skausmai, kurie praktiškai žmogų, reiškia, iš proto varo. Tada jis visus ir, kaip viena moteris netgi su piktoju sudarė sutartį. O sutarties sudarims aš turiu tokį diskelį, jis rusų kalboje tiesa yra. Kauniečiams rodžiau. Vertėtų ir čia pasižiūrėti. Kaip viena moteris, jai darė galvos smegenų operaciją, auglį šalino ir jinai mirė. Be šalinto operacijos metu. Išvežė į morgą, jinai viską mato, kaip ten buvo, kaip ėjo, kaip reiškia. Ir paskiau jie vedžioja, reiškia, po peklą, po dangų, pas kurėje buvo ir visur, reiškia, ir aiškina. Ten yra tokie kurie niuansai. Jis sako, žiūriu, vieną vietą ateina, reiškia, žmonės, reiškia, tokie. Panelė apsirengusi, ažūrinės kojinės, viskas gražu, reiškia, atrodo, o pasižiūri į veidą, kaip ten vadinasi, bezabraznai. Kaip jie sako, tai yra sudarkytas tas veidas, jis yra, neturi jokios išraiškos. Tai yra tos gundytojas, kurios vilioja vyrus. Ir paskiau, reiškia, yra vienas atneša sielą, reiškia, žmogaus sielą. Sako, ir žmogų, reiškia, ką daro?
piktasis, reiškia, įvilioja į spąstus ir žmogus, jeigu atiduoda tą sielą už kažką, tai reiškia, atneša, ją ten suriša, tas jau piktasis pas save, o į tą vietą atsiunčia demoną. Ir žmogus pasikeičia. Tai pasikeičia, kad atrodo nebe tas žmogus yra. O tie pasikeitimai vyksta laikinai netgi pasigėrus, kai žmogus tampa nevaldomas ir taip toliau. Ir rodo tos visus dalykus, kaip yra. Ir paskui jinai uždavinėja klausimas, o angelas atsako, kas tai yra. Bet rusų kalboje tas visas iškelis yra, taip kad arba reikia versti, arba reiškia, kurie tik moka rusų kalbą, kad jie žiūrėtų. Ir paskui jinai sugrįžta iš tos, reiškia, būsnės 3 paras, 74 valandas, reiškia, išbuvo toj vadinamoj tokiai būsenai. Ir dabar jinai sugrįžta atgal į savo kūną. Ir sako, girdžiu, kažkas tai subarškėja, sutarškėja, pasirodo valyta valė grindis ir kaip jinai pradėjo krutėti ir pradėjo sėstis, tai ta valyta, reiškia, tiesiog vos nenumirė iš to strioką, reiškia, iškrito, kibras įsipylė, reiškia, jinai tai vandenį tam sėdi, žiūri akis įspraginusi, kas čia daros, reiškia, tą morgę. Ir paskui jinai sakė, taip išliaužė, 4 išliaužė iš to kamą ir paskui ten suirūtė, reiškia, ten triukšmas ir ateina daktarai. Vienas daktaras, pas daktaras, ne daktaras, o profesorius sako, tu gyva buvai, sako, ne mes neturėjom ramybės, reiškia, dėl tavęs. Sako, mirė ir vėl raška, nu ką greitai, gulk atgal. Sako, nu lažys, hvatit. Ir taip toliau. Na, įdomu, reiškia, ir kažkur pasijuokti biškiai yra, bet iš kitos pusės, reiškia, kaip žmonės reaguoja į tokius dalykus. Ir paskiau ką, reiškia, atgal tada, reiškia, į operacinę ir ten užbaigė tą operaciją daryti, kur smegenų, reiškia, darė operaciją, kur nebuvo baigta. Užsiuvo. Atrodo kaip pasakos, bet to jinai pasakos, tas pasako, kaip buvo su ją. Paskui net jinai apako, paskui vėl per tą tikėjimą, per viską netgi atsistato regėjimus ir taip toliau. Ir kiek ten bandė jos nužudyti, reiškia, tarybiniais laikais tai buvo, kaip čia dabar tu matei Dievą, reiškia, kai Dievo nėra. Tai taip, ir čia, kad nebūtų šito žmogaus, jį reikia sunaikinti. Bet kadangi pasklydęs gandas jau naikinti reikia ir negali, tai paprastai. Ir taip toliau, ten visa istorija sukurta. Graži. Tai vat, ir sakyčiau, ir iš dalies yra. Ir tie jaunuoliai, reiškia, apsirengė, reiškia, džinsai, viskas, o veidas iš veido nieko nėra. Reiškia, vietoj veido kažkoks tai kaip ne žmogaus, reiškia, nes ta dvasinė išvaizda, kur yra tų demonų, jinai visai kitaip atrodo, negu kad natūralaus žmogaus. Ten nėra jokios šviesos. O figūra atrodo viskas gražu, raumeningi, sportininkai, reiškia, yra. Ir tai va, taip, kad reikia, norint, reiškia, gyvenimą gyventi, reikia stengtis tvarkingai, ramiai, išmintingai. Ir tada gyvenimas klausosi kitaip. Taip, kad žmogus turi suprasti, kad jis pirmoji yra kaip dvasinė esybė, jis turi palaikyti dvasinį lygmenį. O dvasinį lygmenį, aišku, palaikymas yra labai daug duoda malda, bet malda dar netiek duoda, kiek duoda supratimas dvasinių dėsnių. Kiek duoda suvokimas. Kitas iki žmogus emocijas gal užvaldė, kažką tai padarė klaidą, per atgalą gali atgal sugrįžti, atsistatyti, tą būseną normalizuotis vėl ir gali vėl normaliai gyventi. Bet kai žmogus žino, kai jis supranta, jis gali šitą vykdyti. Kai jis nežino, nesupranta, jis netgi šitą nesistengia daryti. Ir pasilieka toj būsenai, o ta būsena, reiškia, vieną klaidą, antrą klaidą, trečią jau sumuojasi, o paskiau jau žmogus nebesugeba net jau ir gyventi. Tai yra sveikata griūna ir tada ieško, kur ieško sveikatos, ne ten, kur prarado, ne dvasinė lygmenį nuopolį, reiškia, kad atstatyti tą nuopolį, į dvasinę šviesą sugrįžti, o ieško tabletėse, ieško alkoholyje, ieško narkotikuose, o čia dar didesnis kritimas ir griūtis dar didesnė. Taip, kad yra visai žmogus daugelį dalykų jisai net kažkaip tai nenori suvokti. Kodėl? Todėl, kad tos esybės, kada įsibrauna į žmogų, jos valdo žmogaus mintis. Pakiša mintį ir atrodo, o kadangi žmogus mano, kad jis taip galvoja, tai jisai būtinai nori pateisinti savo tą galvoseną. O ten praktiškai net ne jo mintis yra. Ir kai žmogus atsistato lygis, jis kitas iki gal numato, kaip aš taip dabar galėjau nesuprasti anksčiau šitų dalykų. Bet žiūrėk, pabūna irgi mėnesis kitas, pabiški žemyn, nukrenta iki 3-4 lygį ir vėl masto taip pat.
Už tai lygį palaikyti reikia ne tik, kad norėti. Reikia ir galėti, o galėti galima tik tada, kai dedi pastangas. Ir ne fanatiškai, ne kažkaip tai, o tik išmintingai suvokiant, suprantant. Supratai ir stengtis pasilikti toje ramybėje. Išmintingai, kūrybingai ir nesvarbu kas. Ir kai ramybė dvasiniai šviesoj ir randa žmogus ir išeiti iš padėties. O kai neramybė, tai po klaidos senka tik klaida, nes klaidos klaida neištaisysi. Tik paskesi dar gilesnį liūną. Tai vat, taip, kad yra daugelis dalykų, kurie tikrai. Vat moteris pradėjo draugauti su kažkokiu tai draugu, pasto, ką dabar daryti. Kai sužinos vyras, ką aš dabar darysiu. Jis mane paliks, jis žino, kad neturi būti vaikų. Iš kur dabar pas mane? Ir prasideda, reiškia, yra mintis, ką daryti, žudyti. Reikia pasidaryti valymą ir viskas. Ir pasidarė, ir visai šeimai, ir tam pačiam vyrui, ir visiems, reiškia, jau tada kliūna taip, kaip reikia. Netgi taps, nuo kurio meilužė pasidarė abortą ir tam kliūna. Netgi jeigu šito ir nežino. Tai taip, kad yra sąlygų sudarimas egzistencija, reiškia, visos klaidos jos veikia, reiškia, jų sistema veikimo panašiai yra. Taip, kad tos tamsios, kaip sakau, jėgos, jos stengiasi žmogui traukti į liūną, o paskiau vargiai, kuris sugeba išsikapanoti. Įsikampanoti be žinių, nemokant plaukti, tu negali. Ir dar jo labiau kažkokia tai, netgi mokantį žmogus plaukti į akivarą pakliuvęs, jeigu jis nežino, kaip elgtis tenai, jisai toliau skęsta. Nes kuo daugiau judi, tuo daugiau traukia į gilį. Už tai netgi, jeigu pelkėtą vietą pakliuoja akivarą, tai tik tai rankas išties, kažkur biškiau nors truputį užsilaikyk. Tada gali, reiškia, laikytis. O jeigu, reiškia, tik tai pradėsi spardytis, tai kuo daugiau judėsi, tuo greičiau glimpsi gilin. Tuo ir žmogus, reiškia, blaškosi gyvenime ir tos mintis, reiškia, vietoj to, kad sustotų, nusiramintų ir pagalvotų, kaip išeiti iš padėties, tai pasiriškia tik tai tos sukasi mintys. Piktumo, pykčio pilnas, neįgumo emocijų pilnas, nevilties pilnas. Ir tos mintis, reiškia, yra dar daugiau skandina žmogui tą prarąją. Ir paskiau žmogus, kai neranda išeities iš padėties. Štai pirmoji ką reikėtų daryti, tai nusiraminti. Kas bet atsitiktų, nusiraminti. Jeigu mintis dar geras neina galva, dar sykį, per maldą, per atgailą nusiraminti. Ir ramybės būklėje ieškoti išeities iš padėties. Jeigu ieškosi, rasi. O jeigu, reiškia, neramybės būklėje, daugelis šiandieną, daugelis yra taip, kad iš tų problemų negali išbristi. Atsiranda problema, kuri sukurta per eilę metų ir žmogus, reiškia, nori, kad staigiai viskas pakiltų. Bet staigiai nebūna. Kitas tik reikalinga dar daugiau negu kad kritimo metų tų atsistatymo metų tiek ląstelėms, tiek žmogaus, reiškia, funkcijų derinį atsistatymui reikalinga laiko ir gana nemažai. Ir kaip žmogui nesigauna, žmogus kažkaip nusivėla vėl į neigiamą emocijų srautą ir toliau skęsta. Taip, kad ne kiekvienam galima padėti ir ne kiekvieną galima, reiškia, pagelbėti, ištraukti iš to liūną. Žmogus pirmaliai turi suvokti, sugebėti išsilaikyti, jau sugebėti nors neskęsti. O po to po truputį kilti viršų. Ir tie, kur pastangas deda, turi rezultatus. Ir kokio tik srity nepaimsi. Karjeros srity, finansų srity, reiškia, yra žmonių, reiškia, kurie yra, kaip ir pastangas deda, atrodo, ieško ir viską daro, bet sudėvinė finansus. O kai sudėvinė, jie ne Dievas, jie to nieko duoti negali. Per dvasinę šviesą pakilus atinkamą lygį daug ką gali laimėti. O jeigu tik tai, reiškia, yra sudėvinai, ir tik dėl to stengiesi, nieko nebus. Nes ne pati didžiausia vertybė yra tie vadinami pinigai, o didžiausia vertybė yra žmogaus vidinė dorovė. O dar jeigu dorovę prarandi per pinigus, tai iš visko, reiškia, liūdnas vaizdas. Ir nei pinigų neturėsi, nei doro gyvenimą, nei sveiko gyvenimą. Jeigu atskirsi grūdus nuo pelų, reiškia, stengsiesi, ateina laikas ir turi. Žmonėms sako, pirmoji, reikia tapti specialistu. Kur bebūti, tapti normaliu, rimtu žmogumi specialistu. Bet atvažiuoja iš Airijos žmogus. Iš darbo palėsavo. Už ką palėsavo? Už tai, kad benziną vogė. Tarybiniais laikais, matai, čia įprasta vogti.
iš kolūkių, iš visur iš gamyklų, reiškia, kur mašiną iš šono pavarė ir paskiau taip įpranta, reiškia, kad reiškia negali šitą nedaryti. Net pradžią, reiškia, tik savo įsipila, paskiau pradėjo pardavinėti. Ir firma sužino ir iš karto už borto iš firmos. Jeigu tvarkingai, sąžiningai dirbant, reiškia, ir tikrai, reiškia, nuoširdžiai, tai praktiškai tokius darbuotojus firma, jeigu gali išlaikyti, jie laiko. Bet jeigu, reiškia, netgi atrodo dirba tvarkingai, bet su pretenzijom, vidinės pretenzijas, nepatenkintas to, tas žmogus tampa jisai spinduliuoja tą negatyvą, neigiamą energiją aplinkui save ir jis atstumiančiai veikia nuo savęs tiek šefą, tiek, reiškia, tiesioginius tos savo vadinamus viršininkus, ar kaip jas pavadinti, vadybininkus. Ir jie, reiškia, stengiasi nuo tokio žmogaus atsiriboti. Ir jeigu tik tai bus su proga, reiškia, bet net atsiribos. Ar tai etato mažinimas, ar dar kas nors tokia. Nes žmogus, jis turi atnešti, reiškia, tokią skaidrumą, tokią šviesą, geronoriškumą ir gerus santykius. O toks žmogus, kuris, reiškia, tokius santykius, tas iki firma nebegali jo išlaikyti. Tai nors tada rekomenduoja kam nors į kitą firmą, kur pažįstama, draugų ratą turi. Sako, naik tenai, aš iškėtau duosiu rekomendaciją. Ir tas nors žmogus neįs vėl gauna darbą. Taip, kad žmogus pirmoje tai turi pats su savimi susitvarkyti, kad spinduliuoti tą gėrį, grožį, dvasinį išmintį, šviesą, šilumą, geronoriškumą. Ir jeigu netgi firma ne taip, reiškia, kažkas tai yra, kažkas ir šefas negeras ir taip toliau, vis tiek savo žmogiškosios vertės neprarasti. Aš atsimenu, kaip Vokietijoje viena moteris, jau senai pažįstama nuo 2001 metų. Jis dirba dantų technikė, tai yra dantų gydytoja padėjėja. Jis jau pati, reiškia, tiek per tuos metus įsipraktikausi, kad pati, reiškia, ir gydyti gali, ir tos visus grėžimus ir plombavimus gali daryti, ir daugiau, reiškia, tų vairių darbų, reiškia, atlikti. Ir jinai ruošiasi išeiti jau šefą. Tas šefas būdavo, kaip užsipilės, kad atrodo jam viskas žemės po kojų ir jis kažkoks nevaldomas yra. Šaukia, klykia, rėkia. Jinai, reiškia, nutarė, reiškia, kad reikia gal pakeisti tą darbdavį ir susiruošė išeiti. Tai sako, tu tik neik, sako, aš toks kitas iki buvau pasiutęs, o jinai savo ramiai, reiškia, sako, kaip darysim šitą darbą. Jis jau ten iš savęs, reiškia, atrodo, jis nesukalbamas yra. O jinai tokia ramo darbą, reiškia, kuris reikalinga daryti, ir ne kaip būktai jo neklausėsi, būktai nepyksė nieko, sako, kaip šitą, kaip rytoj darysim su šitais pacientais, klientais. Ir tam kaip šalto vandenį apipila. Sako, aš toks būnu piktus nesuvaldomas, sako, tu taip pat gražiai ir man viskas, reiškia, praeina. Sako, tai ką aš darysiu, kai tavęs nebus. Tai matai, žmogus vertina, kitas šiek tiek tai nesupranta. Taip, kad yra ir žmogus, kuris iš tikro suvokia tos dėsningumus ir deda pastangas, jis tai gali, reiškia, tapti reikalingus ne tik tai kaip darbuotojas, o ir kaip dar sveikatos ir būsenos palaikytojas. Taip, kad žmogus turi visai kitaip. Ne pretenzija, ne priekaištas, o ieškoti, reiškia, kaip panaudoti kito žmogaus blogį, kad jis į gėrio pusę. Kaip viena moteris atėjo, sako, nu mano vyras, jeigu aš tik pasakysiu, darom šitaip, niekuomet nedarys. Tu boba durna, čia nieko nesupranti. Tai jinai savotiškai pergudravo. Sako, tu atsimni, atsakė tartą, sako, žinai, aš pagalvoju, kad tu teisus. Kadangi jisai sakė, tada daro, nors tai sugalvota jos. Bet kitaip pateikta ir jisai kitaip jau priima informaciją. Nu, yra žmonės, kurie turi kai kurių tokių ydų vidinių ir jis negali peržengti per jas. Tai yra galim būti, reiškia, kaip kitų būdų, per kitas duris įvesti į tą išmintį. Ir vėl viskas gaunasi. Viena moteris sako, nu kaip šitaip, sako, čia melavimas yra. Nu, sako, čia matyti nėra tas melas, tas, kuris yra. Jeigu tas melas, reiškia, nuveda į gėrį, tai jisai praktiškai nėra tas piktasis melas. Kaip ta meilė nuodingoji yra, tai ir ne taip nesaldus melas, o galbūt, kad sukurti žmogaus, kad įveikti žmogaus kažkokį tai barjerą, tą kvailą barjerą. Tai kitas iki galbūt verta tokiu gudrumu pasiekti rezultatą. Tai va taip, kad yra, ir kai žiūriu, tai žmonės dabar sako, šios metus, kaip gyventi šios metus.
pirmoje eilėje būti žmogumi. Visaverčiai, kiek įmanoma, visaverčiai žmogumi, kuris iš aplinkos priimti gėrį, grožį, dvasinę išmintį, šviesą, šilumą į save kaupti ir duoti kitiems. Ir ne per pyktį, nepykantą kažką tai bandyti, reiškia žmogui, o per išmintingą paaiškinimą. Kada išmintingai paaiškini, žmogus pradeda suprasti. Jeigu tuo metu netgi jis nenori suprasti, bet paskiau eina laikas, vis tiek tie žodžiai, ta išmintis pasilieka, jis paskiau pergalvoja. Kaip vienas vyras man pasakoja, sako, nežinau, kažkokiam laikraštį ar kur skaičiau. O tas visas skaitinys, reiškia, buvo mano knyga prašytas. Jis skaitė knygą, neatsimena kur, bet atsimena tą patį atvejį ir jis jau pasakojo, kaip galime išeiti iš tos padėties. Tai taip, kad yra žmogus yra Dievo kūrinys ir jis yra šviesi esybė. Tik žmogų užvaldo kai kurios tos piktosios jėgos ir jį, reiškia, išblaško jo tą, susilpina tą šviesą. Ir žmogus, kada supranta dvasinius dėsnius, kurie yra išmintingi, praktiškai negali nieks neigti. Jis kitas iki nenori sutikti, kadangi jau ne jis tai pasakė, kitas, bet jis, žiūrėk, kitas iki jau kartoja tuos žodžius, su kitais kalba kartoja žmonos žodžius sakomus. O kada žmona sako, nenori priimti. Yra ta vadina puikybė vidinė, kuri neleidžia. Bet vis tiek pasilieka išmintis. Taip, kad svarbiausia yra skleisti tą išmintį, programuoti tą išmintį, kūrybiškai. Ir viskas tada po truputį sumuojasi, pliusuojasi ir laikui bėgant keičia netgi žmogaus fiziologiją. Nes žmoguje yra 75% vandens, o vanduo, reiškia, yra programuotas derinys. Vandens molekulės jungiasi į plasterius. Taip, kad žmogaus vanduo žmoguje esantis kaip tam kietasis diskas kompiuteryje. O tos programos, kurios įprogramuotas yra, jos ir laikosi. Netgi vanduo atrodo keičiasi, įteka, išteka, reiškia, žmogus geria, ten eina, išsilaisvina vėl, reiškia, ten organizmą valo tas vanduo, bet jeigu yra programos tvarkingos, jos ir pasilieka. O daugiausia programą žmogus keičia savo mintimis. Pykčių, agresija, neapykanta, nuoskaudom, nusivylimų. Tai yra tom neigiamam emocijom, kurios, reiškia, jis įveda programas negatyvės į save, paskiau nuo to kenčia. Už tai nebereikalo pasakyta šventam rašte. Ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarpe mūsų parašyta. O aš netgi sakau, ir žodis ir mintis tampo kūnu ir gyvena mumyse. Taip, kad turėti pozityvų mąstymą. O kada pozityvus mąstymas yra ir ramybė vidinė, tai ir suvokimas visai kitoks yra. Gebėjimas vertinti tą pačią situaciją visiškai kitaip vertina, ramus žmogus ir visiškai kaip vertina cholerikas, isterikas ir taip toliau. Taip, kad žmogus, reiškia, turi pirmoje nusiraminti. Kiek įmanoma nusiraminti, jeigu tuo metu netgi, reiškia, nesugebė kažko suvokti, nieko pagalvosi vakarą arba kai turėsi laiko. O dabar tik tai svarbiausia, kad nestresuoti, nepykti, neapkesti ir kažko tai nesureikšminti be reikalo, o kita vertus, reiškia, ir nesuardyti kažkokią tai derinį. Tarpusavio santykių nesuardyti netgi savo paties, reiškia, minčių, galvosinas. O kaip tas dailininkas piešia paveikslą, paskui jam kažkas tai nepatiko, pieštuką įbedė, briks viską ir suardė. Ir sunaikina viską, ką kūrė. Vietoj to, kad pataisyti, kas nepatinka, jis visą brėžinį sudarys. Tai yra visą paveikslą suardė, sudraskė, suplėšė. Tai čia yra ta isteriko būsena. Ir atvirkščiai žmogus, kuris, šiandien man kažkas ne taip, atidėsiu į šalį, o paskiau, reiškia, kada atsiras mintis ir ramybė, reiškia, pabandysiu pataisyti. O čia yra teisingas sprendimas yra. Nu ir žmonės dar yra, kai jie, kur, reiškia, programas negatyvės stiprės sukoncentruoja, tai paskiau, reiškia, jam nemalonus tas daiktas, nemalonus, reiškia, santykiai, nemalonus, netgi pačiam su savimi sunku dirbti. Taip, kad svarbu nekoncentruoti tų negatyvių minčių. Ir pirmoje eilėje suprasti, kad ne viena negatyvi mintis nėra kūrėjo mintis, tai yra ardytojo mintis.
Atvirkščiai reiškia yra. Jeigu yra problema, nusiraminti ir kaip rasti išeitį iš padėties, galvoti, kaip ją spręsti. Ir jeigu ieškosi išeities iš padėties, rasi. Jeigu ramybės būsime, rasi teisingiausią ką gali galbūt sugalvoti. O jeigu reiškia pykti neapykantai, tai dar vieną klaidą padarysi. Dar nuskesi galbūt, kaip sako, vieną irklą prametei ir jau kitas iškrito iš rankų. Ir nebežinai, kaip čia dabar daryti, kaip tą valtį valdyti, kaip ją irkluoti. Tai taip, kad gyvenimas yra toksai. Žmogui tas viskas reikalinga, kas duoda judėjimą į priekį. Taip, kad nei irklo, nei valtis nereikia prarasti. Kokie klausimai? Ir jeigu šitos metus žiūrėsite tai pozityviai, tai tikrai daug kas, kai ateina, stebės, o šiandien moteris iš Klaipėdos skambina. Sako, norime į Kauną, reiškia, atvažiuoti su sūnum, kuris pernai metais buvo tokie padėti, kad jau daktarai sakė viskas. O dabar, sako, ir gyvena, ir vaikutį jau pasigimdė, reiškia, ir atrodo viskas pasikeitė ant tiek, kad, reiškia, dirbti gali. Aišku, jie nori pasižiūrėti, koks lygis sveikatos yra, ir nori kaip savotiškai, reiškia, tą ačiū. Jis sako, kai daktarai jau rankas kėlė, tai jau sako, jau mums ir nemigo naktis. O paskiau, kada, reiškia, išaiškini, viską paaiškini, kad ne ten problema yra visai kitur, ir kai žmogus susikoncentruoja dėmesį iš tikro mato rezultatą, tada žmogus galvoja, kad čia Morkūnas kaip gelbėtojas. Ne. Pats žmogus didžiausia gelbėtoja ir didžiausia savęs naikintoja nėra, kaip pats žmogus pats savo. Didžiausias priešas ir didžiausias pagalbininkas. Žiūrint, kokią jo mąstyseną, kiek jis supranta informaciją, kaip sugeba panaudoti, kaip jis supranta dieviškos galios, tos dėsningumus visus, kaip jis supranta, kaip jis sugeba panaudoti savo gyvenimo praktikoje, tai taip sėkmė ir laimė jį lydi. Taip, kad linkiu gilintis ir tiek knygą skaitant, tiek gilintis į kitus, reiškia, kūrinius yra sugebėti atskirti grūdus nuo pelų ir negyventi tom negatyviom blogom mintim, o ieškoti tokios normalios, rimtos išeities iš padėties. Ir skaitant tas knygas reikia neišprotėti, o išprotauti. Matot, yra labai daug informacijos yra šiandieną. Ir tokia argumentuota informacija, atrodo, kad skaitai viskas tvarkoja. Bet kai pasižiūrėt gerai į derinį, ir žodžių derinį, ir kokią kryptimį suorientuota ta visas straipsnis, pamatai, kad jo visai tikslas kitas yra. Tas piktasis, kur atsisėda, reiškia, žmogaus galvelė, jis paduoda tokias mintis, kad žmogus suprastų paskui kitaip. Taip, kad yra daug. Šiandien skaitant knygas, reiškia, tikrai daugelį kūrinių skaitant reikia išprotauti, o ne išprotėti. Ir jau bėgti paskui tą informaciją, ne. Reikia gerai susivastyti, gerai pagalvoti, kas priimtina, kas nepriimtina yra. O jeigu nežinosi dvasinių dėsnių, tikrai nepasirinksi to kelio, kur reikia eiti. Už tai reikia suvokti dvasinis dėsnis. Dvasiniai dėsniai ne religija, ne maldos. Maldos yra pagalbininkai. Religinis mokymas, kuris padeda žmogui išeiti į šviesą. Dvasinis kelias tai yra supratimas, suvokimas dvasinių dėsnių ir gebėjimas panaudoti savo gyvenimo praktikoje, įsileidžiant į save šviesą, išmintį, dorą ir spinduliuojant į savęs dvasinę šviesą, išmintį ir dorą. Taip, kad žmogus turi būti tas šaltinis, kuris sugeba įsileisti tas, kas normalu, ir sugeba spinduliuoti gėrį, grožį, dvasinį išmintį, šviesą, šilumą. Tai čia yra žmogaus pagrindinė kryptis, pagrindinė paskirtis, pačia žmogaus kaip žmogiškosios esybės, kaip Dievo kūrinio. Ir toliau Dievui padėti tobulinti, tverti pasaulį, o ne naikinti sutvertus struktūrinius derinius. O štai tos klaidos, kurios yra mintimis, žodžiais, darbais, apsileidimais ir kitais būdais padarytos, jos, reiškia, kaip tik ir yra ardytojo klaidos. O tas ardytojas, tai piktoji dvasia, kai įsiskverbia žmogaus vidų, jam paduoda tas mintis, kad galvotų žmogus šitaip. Žmogus mano, kad jis pats galvoja taip. Jeigu mintis netinka 10 Dievo įsakymų, netgi per atgalą neutralizuoti ir negyventi tą mintimį. Ir bus viskas gerai. Kokie klausimai? Kokia jūsų nuomonė
sapnus žmogaus, kokią reikšmę turi sapnai žmogaus. Matot, su sapnais yra labai įvairovė didelė. Pirmoji eilėje sapnai, matot, kaip yra žmogus, yra tėvų senelių prosenelių tęsinys. Žmogaus siela yra tėvų senelių prosenelių. Iki 8 kartos ypatinga jungtis yra, bet yra kažkokie dalykai atsikartoja net iš 30-40 kartos pragyventų, reiškia, mūsų protėvių. Jeigu jinai atsikartoja kaip klaida sekančiai kartoja arba kaip išmintis sekančiai kartoja, jinai ir būna gali reikštis, nes 7 kartos į priekį, reiškia, jeigu žmogus padaro klaidą, 7 kartos, jeigu tos klaidos nepadarys, jie atsiriboja nuo to, bet jeigu atsikartos, tai reiškia, dar 7 kartos sekančias, reiškia, tą problemą turės. Nes yra prašyta, kad bausi iki 8 kartos, kad Biblijai. Dievo, reiškia, aiškiai parašyta. O ką tai reiškia, žmonės nežino. Tai yra žmogaus atsigimimas į tėvų senelių prosenelių, kai kurios iškitas. Ir jeigu žmogus tas klaidą pakartoja, tai dar 7 kartas tą klaidas pasiekmes turės ir sekančias 7 kartos. Ir jeigu dar sykį atsikartos, dar 7 prasidės toliau nuo to atsikartojimo. Taip, kad žmonės yra daugelis. Ir sapnų metu yra kai kurie, reiškia, tie atvejai, kurie yra pragyventa iš tų gyvenimo kartų, reiškia, tų tėvų senelių prosenelių kartų, reiškia, būna, kadangi siela yra tęsinys, jinai, reiškia, būna, kad per tą atmintis ateina visa. Reikėtų dar tokių įvairiausių, reiškia, niuansų ir tuos dalykus žmogus mato ir galvo, kad šiais laikais nėra visai tokių, o čia jau, reiškia, yra. Toks sapną mačiau, kažkoks keistas sapnas, bet to kiekvienas sapnas irgi neša. Už tai už sapnus reikia irgi atgailauti lygiai taip pat kaip už nuodėmę, už blogus sapnus, už gerus sapnus, kur išmintis skleidžia, reiškia, ir padėkoti, kas tą išmintį davė. Tai yra su meilė, dėkingumu ir su atgaila, juos reikia žiūrėti. Jeigu yra pranašingas sapnas blogio, tai reiškia, galima prašyti nuodėmės atleidimą savo ir tiems žmonėms ir kitiems, kurie surišti, galbūt netgi žmogaus neparodyti ant tam sapne, bet kur surišti, reiškia, tame ryšyje yra, kad būtų atleistas nuodėmės visiems ir kad tie įvykiai vyktų gerąją linkme, kad nevyktų blogąją mintim, tai yra linkme. Ir ta padėtis, kur buvusios programos, jos keičiasi. Taip, kad būna sapnai pranašingi, būna sapnai iš tikrųjų kažkokie tai prisiminimai iš praeities ir būna sapnai, kurie yra iš tikrųjų veikiantis žmogaus sveikatą ir atspindintis jos sveikatos būseną. Ir vienas kelias, kuris tikrai nieko nekenkia, o atvirkščiai dar neutralizuoja padėtį, tai yra atgaila. Jeigu sapne kažkas, tai tave kankina, atleisk visiems, ką tu ten darai blogą, atsiprašyk visų, tu kam pakenkiai sapno, reiškia to. O kad viešpats atleistų visiems ir suteiktų komuniją, irgi dvasinę komuniją gali priimti įsivaizduodama prie altoriaus, ir sapną palikti, neutralizuoti tą visas. Jeigu yra programas, kurios blogai, jos neutralizuojasi. Ir tada tie procesai nevyksta. Taip, kad yra įvairių sapnų. Ir jie yra, matot, žmogaus, reiškia, yra intuicija stipri yra. Yra tik tai ir žmonės nesapnuojančių žmonių nėra. Amerikiečių mokslininkai atliko tyrimą, aš dar tarnavau armijai, kažkur tai 1962 metais, kai tarnavau. Skaičiau tokį straipsnį, kad ten buvo pavadinta nesapnuojančių žmonių nėra. Amerikonai atliko tokį eksperimentą, ten pas juos labai daug kur eksperimentuojama. Vat sako, taip yra. Kas nori dalyvauti tokiam eksperimente, reiškia, mes jums neleisim sapnuoti. O kai žmogus sapnuoja, pasipradeda bėgioti vyzdžiai. Jeigu sėdi prie žmogaus stebi ir jeigu tik pradeda bėgioti, jį žadina. Daugiau 4 parų nieks neišlaikė. Jau 4 paroje pa žmogų blogai su psichika. Reiškia, nesapnuojančių žmonių nėra. Ir sapnavimas irgi yra išėjimas kai kur, reiškia, žmogaus astralo į kažkokias tai lygius, kur jis pasiima netgi informaciją. Ir iš praeities, ir galbūt iš šios dienos, reiškia, lygių.
Ir tie pojūčiai tų sapnų metu yra įvairūs. Netgi tie, kurie 4 parą, dar laikėsi 4 tai iki išprotėjimo. Žmogus, jeigu neleidžiam sapnuoti, jam, netgi gali išprotėti žmogus. Taip, kad nesapnuojančių žmonių nėra, tik tai būna, kad prisimena sapnus ar neprisimena. Už tai žmogus, jeigu pabunda ryte ir jaučiasi labai kažkoks taip išsekęs, tai reikėtų, atleisti visiems, kas ten kažką blogo darė, prašyti bendrą formą nors. Paprašyti atleidimą, pačiam atsiprašyti viso to, o viešpats parašytų, kad tie visi dalykai, kurie buvo, nakties metu, sapnų metu, kad nepakenktų niekam. Kad jo pasakymis, nenueitų į blogį, o neutralizuoti ir viskas pasiliktų ramybėje. Tai yra, kad žmogus sugrįžtų normalią būseną. O po to jau skirti, gali priimti netgi komuniją, paskui skirti šviesią maldą, spinduliuojančią ypatingai galingą maldą yra Tėve mūsų. Tik vėl malda, kada kalba, žmogus turi ją ne šiaip savo kaip žirnis į sieną paberti, o išmąstančiai. O teinė tavo karalystė į mane ir visas esybės, kurios, ten buvo sapno metu. Teinė tavo valia į mane ir tas esybės, kurios, buvo sapno, kas buvo bloga. Kad viskas ta būtų Dievo valiai, Dievo šviesoj. Matot, malda turi būti išskleista ne šiaip savo kaip žirnis į sieną, kaip eilėraštis pasakoja, o palydėta gilia mintimi ir giliu tobulo šviesiu jausmu. Tada jinai labai veiksminga yra. Tai va taip, kad galima, iš tų sapnų išsilaisvinti. O jeigu, palieki taip, kaip yra, tada programos nekeiti. Ir jeigu iš tikrųjų ten tas sapnas pranašingas buvo blogis, tas blogis įvyksta. Jeigu atlieki šitą procedūrą, tas blogis nebeįvyksta. Taip, kad sapnų, galima valdyti irgi. O sapnai būna kartais ypatingai būna pranašingi. Kaip ir žmogų perspėja, bet jeigu žmogus nepadaro tas, kas priklauso, tai ir vyksta tas procesas. Jeigu neutralizuoja tą blogį, vietoj blogį galbūt netgi gali vykti geri dalykai. Žmogus yra labai sudėtinga būtybė, tai kai šiandien tyrinėjau tos procesus, žiūrė, kaip žmogus užgimęs, kaip jis eina, kaip vystymas jis, kur kritimai didėja, visa informacija yra. Ir jeigu, eiliniam žmogui galima tą nustatyti ir galima pasižiūrėti, ir matyti, ir netgi atlikti korekcijas, ir, tie dalykai keičiasi, tai čia yra žmogui duota labai didelė galimybė. Tik tai žmogus pats dažniausiai dirba ne kaip gelbėtojas pats savęs, o kaip ardytojas. Tos blogos mintis, nuoskaudos, nusivylimai, pyktis, tos neigiamas emocijos, jos yra ardančios. O pozityvios mintis, kurie mintis, jeigu jos galbūt ir netgi to ir nesukuria, nepadaro, bet jos kūrybiškos, kitas mintis padaro galbūt tavo vaikas ar anukas, įgyvendins tą. Taip, kad yra. Įdomu yra. Ir žmogus labai įdomi būtybė yra. Tik tai kaip jisai, ar turi pastovų tokį siekį gėrį ir niekur nesitraukia, vis siekia po truputį, tik tai būtų, tie siekiai turi būti kaip realūs. Arba, jisai blaškosi ir nuo to nukenčia. Labai didelį reikšmę turi neįsileisti abejonių. Kas bebūtų, ieškoti išeities padės ir nebejoti, kad vis tiek čia bus blogai, vis tiek niekas nesigaus, jeigu darys ir gausis. Kokie dar klausimai? O iš čia labai daug šnekat apie ramybę, bet tarkim, kai žmogų aprėki, aišku, blogai yra taip daryti, bet kartais tai padeda ir jis pradeda veikti, jis pradeda judėti priekį, nes kitų atveju jis sėdės. Matot, yra du keliai. Bet jeigu nėra gražiuoju negalėjami, išaiškinti jis to nesupranta. Yra tas žmogus, kuris apsėstas ir jis kaip agentas ateina pas tave, kad tave išvesti iš pusiausvyros. Tai čia dažniausiai būna taip yra. Ir jame sėdi tas piktasis taip, kad kol tavęs neišveda iš pusiausvyros. Kai tave iš pusiausvyros išveda, tada nuo jo maitinimasis perina, tu maitini tą blogį. Taip, kad yra būdų, kaip galima kitaip daryti. Aš, pavyzdžiui, manęs niekas nematė šaukiančių darbe. Nors aš, perėjau, visus etapus ir gamybinė meistrą tiesa gamyklą neperėjau.
Buvau inžinierių, paskui cecho viršininko pavaduotojų, skyriaus viršininko pavaduotojų, skyriaus viršininko, generalinio direktoriaus pavaduotojų. Ir tai netgi buvo, atsimenu, toks vyriausias inžinierius pavaduotojas, sako, aš imu pavyzdį iš tavęs, kad tavęs negalima išmušti iš ramybės būklės. Būna viduje kažkur tai, jaučiasi tas toks, bet taip pat pirmoje eilėje iškart nusiramini ir žiūri, o ką galima padaryti to ar kitoje situacijoje. Ir papasakos, ramybė, gali sako, yra. Buvo pas mane, kad aš dirbau dar cecho viršininko pavaduotoju, tai buvo mano baro, meistrė. Ten vogdavo detalės meistras nuo meistro, kad ten planą, grupę savo daryti, ten tokie įdomus dalykai. Kaip žmonės susiklosto jų, tarpusavio santykiai. Ir aš, kaip tik naują produkciją savinio, daviau surinkti, pakelių šerdelių. Ir kadangi labai žmonės buvo žimti tos pamainos, aš paprašiau kitos pamainos, meistrės, tos pamainos paprašiau, bet jinai sako, aš paprašysiu savo, kur buvo, nes jinai atėjusi iš kitos pamainos, iš darbininkės eilinės, sako, parašysiu savo, tų bendradarbį, jos man surinks. Ir jos surinko į paketus, kad atkaitimo būtų, o ten atkaitimas vyksta prie 1200 laipsnių ir vakuminį aplinkoj, toj terpiai, kad nebūtų nesioksiduotų plokštelės. Nes magnetinės galvutės šerdelė, tokie pjautuvėliai, mažytės, per malojus atkaitimas, kad būtų didžiausias magnetinis skvarbumas. Ir dingo tos plokštelės, jos niekam nereikalingas, nieks niekur nepanaudos, net nepriduosi, nei už metalą, nieko. Aš klausiu, kur jos galėjo dingti. Sako, tą meistrę pavogė. Ir paskui aš čia įsikviečiau, kalbuosiu, ne, ką tu, ne. Jonas Stasius, kaip rusų kalbo, Jonas Stasevič. Tėčio vardas Stasys? Ne. Aš paskui visgi galų galiai išsiaiškinau taip ir jau tikslę informaciją žinojau, kaip padarė, kas padarė tą. Pats brigadininkas nedavė komandą ir jis padarė, paskui pats prisimažino. Aš sakau, aš nebausiu, man tik reikia žinoti, su kuo dirbu. Jis man pasakė. Aš ją įsikviečiu ir vis tiek, ne, viskas. Aš jau pasakiau, kaip buvo, kaip žmonės matė, kad kaip tas brigadininkas išėmė, kaip tavo atidavė tas plokštelės. Ne. Tai atrodo, reik, šauk ir viskas. Bet aš taip ramiai. Ir pasakiau, sako, nepamirškit, kad mums reikia kartu dirbti. Ir viskas. Paskiau kitą partiją štampavom tų plokštelį, daviau jai surinkti ir atkaitinti. Jinai pečius deda, sako, o šitas plokštelės pridėti į tą krūvą ar ne. Neišlaikė nėra, bet ramybės būklė, iš viską padaro. O šauksmas riksmas, tai yra tik santykiai ir tarpusavio. Ir paskui ant tapo ta moteris kaip šilkinė. Yra metodai kiti, kurie žymiai svaresni yra. Tada aš pasakiau, taip, nereikia dėti man jų, man ir meistės autoritetas reikalingas, sako, ne visi žino šitą dalyką, man reikia, kad būtų, tvarka kolektyvė. Ir viskas, man atrodo, visai kitas priėmimas. Ir paskiau tas žmogus visiškai kitoks tapo. Ir sukalbamas, ir kaip draugiškas atrodo, o taip gali, nupausti, numeistis, nuimti, išvaryti lauk ir ką būtų laimės, nieko. O jinai kaip meistrė, kaip yra kaip vadovė, irgi nebloga tokia moteris. Taip, kad yra daug niuansų. Yra taip, kad čia vien tik jeigu apšaukia ir pagal po apšaukimą jisai tik tai pradėjo dirbti, tai piktasis laimėjo. Ir žmonės, šaukiančių žmonių, jie nemėgsta, kitas iki jie vykdo jų valią, bet jie nemėgsta jų. O kada atvirkščiai ramiai, ir jeigu objektyviai kūrybingai ir netgi su pastaba ramiai tai pasakai, žmogus visai kitaip žiūri. Ir visi kitaip žiūri. Už tai ramybė reikia mokėti, matot, ne tik, kad ramybė nusiraminti ir nieko nedaryti, bet ramybė taip, kad parodyti ir savo kvailystę. O čia jau reikia daugiau ir išminties, ne tik tai apriekti nereikia nei protai, nieko. Daugiausiai žmonės šaukia tie, kurie kitaip negali, stokoja kažko, o tie, kurie ramiai žiūri, jie. Ir kitas iki tyliai, ką nors, jeigu taip ir pats padarei, nestipriai taip yra, kitaip reaguoja, negu apšaukti žmogų. Aš būdavau, atsimenu, kai dirbau dar radiokomponentų gamyklos šaltkaulio reguliuotojų įrangos ir staklių suderinimai, viskas ant įsprausinės tokias mes ten šlifuodavom jas, konfiguraciją specialią suteikimui.
Ir aš būdavau, kai žiūriu, ateinu prastaklės, moteris netaip dar, aš prieinu, jie pat sakau, tu taip nedargi, tu nieko neuždirbsi, taikys. Bet būdavo, kai prieinu prie konvejeriškio, taip pat su tokiu dėmesiu, tai kai kurios net sudreba. Klauso visai kitaip. Ir ne todėl, kad apšauksi, aprieksi, ne, aš ramiai, bet einu ramiai pasakau, kad čia pasakmės tokios, čia tokios, čia tokios. Ir kai kurie yra, čia dar yra vidinė jėga žmogaus. Aš paskiau tik supratau, kai žmogus turi vidinę tą būseną ir jis turi tokį tvirtumą, užtikrintumą ir jisai žino, ir jisai kai aiškina, jo tvirtas žodis yra, kaip nurodymas, net šiaip kaip nurodymas, kaip įžeidimas, bet jisai yra, kaip žmogaus užprogramavimas yra. Tai čia šitoj srity reikia dirbti. Ir tie žmonės, kurie žiūri dirbti. O taip, ten kolokė pirmininkas kažkokį tai kolokėtį primuša, tai kas iš to. Ir vardas ne kažkoks, ir apie tą pirmininką. Tai ir yra daug įvairių tų stimuliavimo sistemų, reiškia, yra ypatingai, kas dirba, reiškia, turi firmas arba kažkokius tai veiklos įmą, reiškia, jie gali, reiškia, numatyti daug, yra kitų būdų, kur ramiau, išmintingiau, reiškia, ir šiandien nėra paprasta. Aš sakau, kai gamyklą dirbam, dabar tie, kurie verslo įmą. Anksčiau būdavo taip, pas mus stovi vyriausio konstruktoriaus skyrius, vyriausio technologijos skyrius, po to, reiškia, eina realizavimas skyrius, kooperacijos skyrius, kur teikia visas detalės, ieško, reiškia, teikėjo, kad pigiau ir geriau, reiškia, geresnės detalės nupirkti. Realizacijos skyrius, kur realizuoti produkciją. Įrankinis skyrius, kaip įrankius gaminti, reiškia, pagal technologų, konstruktorių paruoštą techninę dokumentaciją. Ir taip toliau, kur pasižiūrėsi, visur, reiškia, surištas tarnybos cechas, kuris gamina produkciją, ten irgi vienas, viena detalė, kitas, kita, trečia. Paskui suplokė surinkimą cechą, kad susirinktų į galingas aparatą. O šiandieną žmogus turi būti ir konstruktorius, ir technologas, ir buhalteris, ir ekonomistas, ir viskas, kas tik turi būti, reiškia, turi būti viename. Šiandieną reikalinga labai plačiai žinių, reiškia, žinoti, suprasti ir teisingumus. Kitaip nesuvaldysi procesą. Aš kai pradėjau griūtis, tai aš išėjau, reiškia, iš gamyklos, sakau, mane sumažinkit. Nors ten dar 4 mėnesius gavau tą vadinamą ar pusę metų, nežinau, ten pagal algą, reiškia, dar ten iš darbo biržos. Ir per tą laiką aš kūriau verslą. Pradžiai taip yra, naini į darbo tą pasiūlos skyrių, darbo biržą, nusinčia, naini į firmą, pradėjo šnekėti su firmos vadovu. Aš jiems užduodu klausimus, kaip ten firma, kaip egzistuoja, kad nei vieną atsakymą neturi. Jie sako, sako, jums čia vietos nėra. Sako, jūsų lygis netoks. O bijo lygio. O ne lygio reikia bijoti, o kad reiškia turėti darbuotoją, kuris galėtų patarti. O jie iš karto reiškia įsigąsta netgi. Kaip reiškia šitas žmogus šitiek daug žino ir kodėl dabar reiškia darbo ieško. O mano buvo toks perinamas etapas, iš per tą laiką reiškia tada įsikūriau, truputį susitvarkiau kai kurios dalykus. Tai taip, kad žmogus, matot, turi daug žinių turėti. Ir tų žinių, reiškia, nieks nemokė. Netgi šiandieną dėstytojai, kurie moko universitete, jie tikrai nėra daug, kurie kompetitingi. Nėra kompetitingumo juose. Aš atsimenu, kai mes, reiškia, tarybiniais laikais tokią lygį, reiškia, vadovus, jie ruoždavo. Būdavo siunčia į Maskvą, į Sankt Peterburgą, reiškia, Leningradą tada tavo laiku matindavo. Mėnesį laiko, reiškia, tu ten mokais ir per mėnesį laiko turi parašyti kursinį darbą. Kaip tu tą žinias pritaikysi praktikoje? O ten, reiškia, dėstytojai visur, buvo ir Amerikoje, ir Japonijoje, visur jie labai tikrai išprūsę tie dėstytojai. Jie pagal specialias programas yra ruošiami ir šitokio lygio vadovas ruoždavo kitaip, negu kad ten, reiškia, universitete arba institutė, kur mokytis. Ten iš vis tokių dalykų, net aš kaip baigiau pats institutą, reiškia, net nėra jokios kalbos. Ir ten aiškina pagrindinius dalykus, ir psichologinius, ir sąveikos dalykus, ekonominius. Ir mūsų generalinis buvo nuvažiavęs į Prancūziją, uždavė klausimą, kokia didžiausia problema Prancūzijos firmai. Sako, rasti gerą vadovą. Nėra vadovo žmonių, kurie galėtų vadovauti. O vadovaujantį norinčių, kiek daug yra. O kad gebėtų, reiškia, gebėtų surasti, reiškia, tai nėra taip paprasta. Tai kompetentingumą neturi, tai charakteris netinka, reiškia, su žmonėmis pjaunasi, negali, reiškia, normaliai, neorganizuoja, kad darbas, reiškia, virtų ir, reiškia, žmonės kūrybiškai dirbtų. Tai ateina, aprikė, apšaukė
kai apšaukia žmonės, reiškia pusę dienos žmonės gali nebedirbti net. Jie nedarbingi tampa. Ypatingai kolektyvininkai susirenka, reiškia, ten pasitarimas, reiškia, pasitarimų vienas įstoja, reiškia, viską ten duoda, reiškia, jeigu vadovas yra. Tai nieks per daug ir neklauso. Tai vienas dalykas yra. Antras dalykas, nieks neina pas jį derinti klausimų. Nes jis tai tik šaukia, tik reikia, iš jo nieko nėra. O tas, kuris išmintingo, tai netgi yra lyderiai. Oficialus ir neoficialus. O tai eina žmogus konsultuotis pas neoficialų lyderį, tas, kuris supranta klausimą, mes norim tą padaryti, kaip čia padaryti, tas patarė. O pas viršininką neina šnekėtis. Už tai, kad jis nekompetingas tais klausimais. Ir taip toliau. Taip, kad reiškia, visur reiškia yra niuansai. Ir šitų niuansų yra begalės. Ir kai praėjęs šitą mokyklą visą, tai sakyčiau, ta partijos reiškia vadinama, bet tos krypties įsilavinimo mokyklą, kur ruoždavo anksčiau, kaip specialistus ruoždavo tame aukštesnio lygio sąjunginio reiškia masto pavaldumo įmonė. Tai visgi pasakysiu, skyrė dėmesį. Šiandieną ir šito dėmesio nėra. Gaila labai, bet nėra jo. Ir aš atsimenu, laivų statyklos, reiškia, vienas iš direktorių kūrė savo firmą, sukūrė firmą, struktūrinę schemą, man pateikė, sako, kur čia tavo vieta? Ant viršus nusipaišęs, 2 pavaduotojas. Ir jis, reiškia, vadovavo. Sako, tai ką tu vadovausi? Sako, ar žinai, kas vadovauja, reiškia, firmai? Vadovauja pinigai ir perspektyva. O šitam pavaduotojai atidavė pinigus į perspektyvą, jis vadovaus tavimi, o ne tu jo vadovausi. Nes pasivys informacija ir pasivys sverta yra. O pas tave nieko nėra. Kad tu komandą duosi, kad tu pasakysi kažką, tai nieko nebus iš to. Tai va taip, kad yra, visur reiškia yra ir tas įsilavinimo lygis. Aš atsimenu, kai sūnus mokėsi ten Londono universitete, aš tada tokią statybinę firmą dar turėjau pradžiai. Tai žmona sako, matai, jis tokia firma dirba, negali darbą parašyti. Aš paklausiu, kokią temą. Jis pasakė, reiškia, aš sėdau per 40 minučių karkasą primečiau. Tai jis gavo 87 balus. Tai buvo pats geriausias darbas. Viskas ekonominis skaičiavimas, trumpas aiškus, ką padaryti, kaip reiškia firmai skirstyti, kad didesnį pelną gauti, viskas. Aišku, ten butaforija, bet jinai butaforija patiko labai. Kaip bendras principas atitinka, reiškia, visą valdymo sistemą. Tai taip, kad žmogus, matot, yra, jisai turi mąstyti, galvoti. Iš karto, reiškia, kaip tik tai šiam karkasą dėjau, pasimastysina gerai, jis labai greitai viską, taip gražiai sumetė viską, kad ir žmogus taip yra. Ir žmogus, reiškia, ne rekimu uždegti darbą reikia, o kūrybiškumą iš jo išpešti, jeigu tu gali, jeigu jis yra dar kūrybingas. Jeigu nėra, jis netenkamas, tada nėra ko ir laikyti. 2 keliai yra. Kokie dar klausimai? Matot, kaip viskas aišku. Taip, kad linkiu šiais metais turimą informaciją, o dar gaunamą naują, gebėti panaudoti ir būti laimingiems.